Na ką, gerbėmieji, šios dienos video mes bandysime išsiaiškinti, ar sumokėjus 1,49 Lidl parduotuvėje galime išvalyti štai šito kompiuterio ekraną. Jeigu jums įdomu, ar tai yra įmanoma, žiūrime toliau. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo pirkinys iš Lidl parduotuvės. Va štai tokios servetėlės, jų yra 15 vienetų ir kainavo 1,49 €. Tai yra W5 Screen Cleaning Wipes. Reiškia, mes dabar pabandysime išvalyti štai šito kompiuterio, tai yra mano laptopo ekraną. Ir pasižiūrėsim, ar iš tikrųjų šitas servetėlės yra geras, ar tai yra tiesiog pinigų išmetimas. Pasižiūrim, iš tikrųjų šitas servetėlės ekrano valymui, va štai parašyta, servetėlės ekranų valymui kainavo 1,49 €. 15 servetėlių, dar kartą primenu. Ir kągi šitas servetėlės valo? Pagal paveikslėlį mes matom, kad reiškia valo laptopus, va štai jums laptopas, valo mobiliųjų telefonų ekranus ir valo, kompiuterio ekranus. Kaip suprantu, galima nusivalyti ir televizorių. Lik ir pasiskaitom, iš tikrųjų instrukcija gali būti, kad servetėlių yra įvairiausių su alkoholiu, be alkoholio. Aš nežinau, ką aš čia nusipirkau, taip kad pasižiūrėsiu, ką aš čia tokio nusipirkau. O ką aš tokio nusipirkau? Aš čia nusipirkau, LT. W5 servetėlės ekranų valymui 15 vienetų. Ir dabar pažiūrėkime, naudojimas koksai. Prieš naudojimą išjunkite prietaisą iš tinklo. Taip, jisai yra išjungtas iš tinklo. Leiskite jam atvėsti. Taip, jisai atvėsęs. Tada švelniai nuvalykite monitorių servetėlę. Esant didesniems nešvarumams, nuvalykite monitorių dar vieną servetėlę. Išėmus servetėlės taip pat uždarykite pakuotę. Reiškia, normalu, reiškia, jeigu vieną servetėlę nenuvalo visų nešvarumų, tai reikia panaudoti antrą servetėlę ir pabandyti nuvalyti su antrą servetėlę. Ir taip, nurodymas. Servetėlės skirtos LCD monitorių, TFT ekranų, plazminių televizorių ekranų valymui, reiškia, ir plazminių televizorių tiks. Ir taip pat atkreipkime dėmesį, naudojame instrukciją esančią ant pakuotės, laikyti kambario temperatūrą ir taip toliau. Kilmės šalis Vokietija ir platintojas, kaip jau minėjau, platintojas Lidl. Niekur kitur nenusipirksite, tik tai Lidl parduotuvėje. Kągi, bandom atidaryti šitas servetėlės. Parašyta buvo taip, kad atidarius, Open here parašyta, atidarius išimti ir iš karto uždaryti, reiškia, kad neišsiveduotų. Taip, mes dabar ją išimsim. Žinokit. Gerai, išėmiau. Pusę suplėšiau ir išėmiau. Drėgnoka tokia, kvepia spiritu. Atidarom laptopą ir dabar bandysim, žiūrėkit, koks jisai pas mane nešvarus, bandysim valyti. Jeigu švelniai parašyta buvo, bet tai jeigu jisai man šitą ekraną subraižys, tai kas tada? Bus įrodymas, kad šitas servetėlės yra ir gal aš kokią kompensaciją galėsiu pasiprašyti iš Lidl parduotuvės. Žinokit, pasakysiu, man toksai įspūdis, kad aš išmečiau lauk 1,49 € sumokėjęs šitom servetėliam. Kol kas taip, visų pirma, šita servetėlė grubi, neminkšta. Žiauriai kažkokia jinai man valo. Monitorius kaip ir nebuvo labai jau taip užterštas, bet valymas tai jo toksai abejotinas. Aš nežinau, ar jūs kamerai matot, bet jūs pasižiūrėkit. Nežinau, aš negaliu pasakyti, ar jūs matot, bet aš jums galiu pasakyti, kad šitos servetėlės nė velnio nieko nevalo. Realiai, jinai jos nė velnio nieko nevalo. Visiškas šlamštas.
Nu, nusivyliau, gerai. Klausykit, parašyta buvo, jeigu neišvalo vieną kartą, tai reikia pabandyti, nu, tipo, labai nešvarus ekranas buvo, tai paimti dar vieną servetėlę ir pabandyti dar su vieną servetėlę išvalyti. Gerai, paimsiu dar vieną servetėlę, kai užklijuojam, kaip instrukcijoje parašyta, ir švelniai nuvalyti. O dabar taip, su visom. Na ką, valom. O dievulėliau, žinokit, aš didesnio šlamšto turbūt dar nesu pirkęs. Eikit savo, čia yra visiškas ne ir dar kartą ne. Ne ir dar kartą ne. Čia mano žmonos laptopas, žinokit, bet čia yra baisiau nei buvo prieš tai. Aš jums rimtai sakau, baisiau nei buvo prieš tai. Nu, aš nežinau, ar jums matosi, bet žinokit, jisai nevelnio nieko nevalo. Čia tragedija. Tragedija, elementari tragedija. Jūs suprantat, aš valau ir jisai palieka tokius, nešvarius dryžius iš tikrųjų. Nešvarius. Monitorius neišvalytas, nešvarus. Viskas. Žinokit, nenaudokit šitų servetėlių, nepirkit, čia yra visiškas šlamštas. Tai kas, kad kainavo €49, 15 servetėlių, bet, žinokit, iš karto pasakau, jeigu apsilankysit Lidl parduotuvę ir pamatysite va tokias, va V5 Screen Cleaning Wipes, nepirkite jų. Jos nieko nevalo, čia yra pasityčiojimas. Realiai. Nu nieko jos nevalo. Nu gal valo nešvarumus, bet jis palieka žiaurius dryžius. Žiaurius plėmus palieka. Ne, gerbėmieji. Vat jums yra akivaizdus įrodymas, tai yra tam, tai iš principo tam ir sukurtas mano kanalas, kad mes kartu vat, nusipirktume kažką, tai yra aš nusipirkčiau, išleidčiau pinigus dėl jūsų. Vat, ir išbandyčiau kažkokią tai prekę, paragaučiau ją, išbandyčiau, dar kažką padaryčiau. Taigi, šitą prekę aš išbandžiau ir šita prekė yra neverta tų €49. Ir Lidl parduotuvėje šitos prekės, aš žinau, kad aš nerekomenduoju pirkti ir realiai už €49 mes gavom 15 servetėlių, panaudojame 2 servetėlės, reiškia, ir nieko gero nenuvalėm. Šlamštas visiškas. Absoliutus šlamštas. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.